Darbuotojų saugos ir sveikatos bendroji instrukcija numeris 1. Bendroji dalis. Ši instrukcija skirta visiems tiek įmonės, tiek kitų įmonių įstaigų organizacijų darbuotojų atliekamis darbus, tikantiems darbus UAB Kautra. Kiekvienas darbuotojas privalo vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų, Lietuvos Respublikos galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir jeigu reikia apmokyti. Darbuotojas privalo rūpinti savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata, reminti savo žiniomis ir vadovaujantis tiesioginio vadovo duotais nurodymais. Darbuotojas turi žinoti įmonė darbo vietose esančius saugos ir sveikatos apsaugos ženklus bei vykdyti tai, ką tie ženklai nurodo. Simbolis. Trikampis juodų šauktukų. Bendrasis įspėjamasis ženklas. Čia įspėjamieji. Žemiau į dantračiai. Įspėjimas judančios mašinos dalys. Įspėjimas krentantys daiktai. Įspėjimas kliūtys. Įspėjimas pavojus prisispausti. Įspėjimas pakeltas krovinys. Įspėjimas elektros srovės poveikis. Triukšminga zona. Įspėjimas pavojus nukirsti pirštus. Galima susižeisti galvą. Įmonės vidaus transporto priemonės. Įspėjimas vidus paviršius. Įspėjimas kritimas, nukritimas. Įspėjimas kenksminga arba dilginanti medžiaga. Tas pliusas, kai kampu. Kaukolė ir kaulai įspėjimas toksinė medžiaga. Dešiniai. Įspėjimas dujų balionas. Įspėjimas degi medžiaga. Įspėjimas karšti paviršiai. Įpareigojamieji ženklai, čia kur mėlyni, kairiai. Bendrasis privalomasis veiksmas. Būtina dėvėti kepurę. Būtina naudoti apsauginius akinius. Naudoti apsauginį skydelį. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Klausos apsaugos priemonės. Mūvėti apsauginės pirštinės. Vilkėti apsauginius drabužius. Dėvėti signalinę liemenę. Šiukšlės mesti iš šiukšliadėžę. Tai pusėje skaityti gamintojo pateiktą įrenginio eksploatavimo instrukciją prašymą. Būtina dėvėti apsauginį šalmą, būtina naudoti apsauginį veido skydelį, tas apsaugos uždengimas apsauginis. Būtina naudoti respiratorių ir dujokaukę, būtina prisisegti apsauginį pririšimą, būtina dėti apsauginius batus, dėvėti specavalinę antistatinę, būtina susegti už saugos diržus, būtent plauti rankas. Draudžiamieji ženklai. Bendras draudžiamasis ženklas, kairiai. Paskui draudžiama naudoti ugnį atvirą šviesos šaltinį. Draudžiama eiti asmenims su širdies stimuliatoriais. Nustatyti išvažiavimą. Draudžiama liesti. Draudžiama vartoti, nešti, įvežti, laikyti alkoholinius gėrimus ir kitas svaigias medžiagas. Draudžiama naudotis mobilių telefonų. Dešiniai. Eiti pašaliniams asmenims draudžiama. Draudžiama rūkyti. Artinti draudžiama. Gesinti vandeniu draudžiama. Draudžiama fotografuoti ir filmuoti. Draudžiama važiuoti su palečių vežimėliu. Informaciniai ženklai kairiai. Rinkimosi vieta. Pirmoji pagalba. Evakuacinis išėjimas į kairę. Tiesiai, paskui kairę, paskui gesintuvas, rūkimo zona. Vieta, šioje zona. Skubios pagalbos telefonas, avarinis išėjimas, evakuacinis išėjimas į dešinę, gaisrinės žarnos ritinys. Gaisrinis hidrantas, dešinė gaisro aliarmo skelbimo vieta. Vienas paspaudė ir rėkia. Kas čia tavo įspėjamasis ženklas arba užrašas, kuris įspėja apie galimą pavojų ar riziką naudojant cheminės medžiagas. Kaukolė kairiai. T+, labai nuodingas. Reikšmė. Ūmus toksiškumas, pavojus. T nuodingas. Dešiniai. Pasižymi mutageninių, toksinių ir jautinančių poveikių, pavojus, dėmesio. XN kenkia sveikatai. Arba dirgina,
Tai pasižymi dingančių, jautinančių ir toksinių poveikių, pavojus dėmesio. CS-dina. Nežinau, kad tai yra žodis S-dina. Korozinės medžiagos pavojus. Gali sprogti. Sprogios medžiagos pavojus dėmesio. F+ labai degus. Degios medžiagos pavojus dėmesio. F lengvai išsiliepsnoja, degios medžiagos irgi pavojus dėmesio. O sukelia gaisrą. Oksiduojančiosios medžiagos pavojus. N pavojingas aplinkai. Aplinka nupiešta ir žuvis numirus. Keliančios aplinkai pavojų medžiagos dėmesio. Pastaba naujas ES reglamentas EB 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo. Ženklų ir pakavimo vadinamas KŽP reglamentas įsigaliojo nuo 9/7/20 dienos. Privalomi sveikatos patikrinimai. Šitas ženklas reiškia. Darbuotojai, dirbantys profesinės veiklos veiksmų ir aplinkoje privalo pasitikrinti sveikatą pagal įmonę patvirtintą darbuotojų sveikatos tikrinimo grafiką. Vengimas tikrintis gali būti atleidimo iš darbo priežastimi. 5. Darbuotojas pajutęs neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai arba tiesiogiai vadovo reikalavimus privalo pasitikrinti sveikatą anksčiau negu nustatyta privalomo sveikatos tikrinimo grafike. 6. Darbuotojas privalo žinoti, kad yra pirmosios pagalbos rinkiniai, kur yra. Ir kaip suteikti pirmąją pagalbą susimušus, patempus raiščius, išnirus sąnariams, lūžus, galūnių kaulams, susižeidus, kraujuojant, patekus krislų į akį, ištikus šilumos ar saulės smūgiui, apsinuodimus dujomis, nukentėjus nuo elektros srovės ar kitais atvejais. Rizikos veiksniai darbo aplinkoje. 7. Pavojingi veiksniai tai darbuotojo darbo aplinkoje esantys rizikos veiksniai, dėl kurių darbuotojas gali patirti ūmius sveikatos sutrikimus ar numirti. 8. Kenksmingi veiksniai tai rizikos veiksniai darbo aplinkoje, kurio veikdami darbuotojo organizmą gali sukelti profesinę ligą ir kurių poveikis gali būti pavojingas gyvybei. Galimi pavojai ir kenksmingi veiksniai, tas ženklas, šauktukas. Pavojus veiksnys, kairiai matome. Elektros srovės poveikis. Galimos pasekmės, traumos, širdies, darbo sutrikimas, mirtis. Veiksmai norint išvengti pavojaus, neliesti pilkomis rankomis, neizoliuotus ar elektros įrangos dalių, pačiam ir neremontuoti elektrinių įrankių, kirtiklių, jungiklių, kištukų, lizdų, nekeisti saugiklių. Įrenginių ir įrankių eksploatavimo reikalavimų nesilaikymas. Šauktukas. Galimos traumos. Įrenginių ir įrankių eksploatavimo reikalavimų nesilaikymas. Nuolat tikrinti įrankių ir įrenginių techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkingais įrankiais ir įrenginiais, juos naudoti pagal paskirtį, laikytis jų eksploatavimo reikalavimų. Besisukančios ar kitaip judančios neuždengtos įrenginio dalys. Galimos traumos. Neliesti rankomis besisukančių ir kitaip judančių dirbančių įrenginio dalių, kurių negalima uždengti apsaugos skydais. Nedėvėti darbo rūbų pildais skvernais, atsektomis rankojomis, nenešioti raiščių grandinėlių. Įrenginio ir kabininio įrangos eksploatavimo taisyklių nesilaikymas. Įrenginio ir kabinimo įrangos eksploatavimo taisyklių nesilaikymas. Galimos traumos. Nuolat tikrinti įrenginio stropų kabinio techninę būklę, tvarkingumą, nedirbti su netvarkinga kėlimo įranga ir kabinių įranga. Naudoti pagal paskirtį, prisilaikant jo eksploatavimo taisyklių reikalavimų kabinimui naudoti tik tvarkingą. Tai ženklas triukšmas. Neigiamas poveikis klausos organams visam organizmui. Bendras triukšmo lygis darbo vietoje neturi viršyti 80 decibelai. Šis lygis viršytas esant galimybei pasitraukti iš triukšmo, išjungti triukšmo šaltinį. Jei to atlikti neįmanoma, būtų dėvėti apsauginės ausinės, ausinių krapštukus, antifonus. Vibracija. Neigiamas poveikis visam organizmui, nuovargis. Jei negalima pašalinti vibracijos šaltinio ar jo sumažinti, darbo metu daryti pertraukas. Dulkės, organinės, neorganinės kilmės garai, aerozoliai. Neigiamas poveikis organizmui, galimos alerginės profesinės ligos. Jeigu dulkių kiekis oro užterštumas viršija leistiną normą, jo sumažinti negalima, reikia dėvėti tinkamai pridengtą respiratorių.
gaisro ar sprogimo galimybė, galimos traumos, nudegimai, nelaikyti darbuotojų tepalų ir kitų degių bei sprogių medžiagų, tepaluotų skudurų, krentantys daiktai, galimi galvos galūnių sužalojimai. Daiktus, įrankius, priemonės darbo vietą sudėti taip, kad jie negalėtų nukristi. Nepakankamas darbo vietos apšvietimas. Didėja akių nuovargis, regos susilpnėjimas, galimos darbo klaidos. Jeigu bendras apšviestumas yra mažesnis už nurodytą teisės aktuose, būtina didinti šviestuvų kiekį ir papildomai naudoti kilnojamus šviestuvus. Kritimas iš aukščio. Galimi įvairūs sužeidimai. Papildomai naudojame tik stabilias, tvarkingas paaukštinimo priemonės, draudžiame nuo paaukštinimo priemonių šokti. Fizinė perkrova, galimos traumos, raumenų patempimai. Nekelti vienam daiktų krovinių viršienčių leistino krovinio kelimo normą, leidžiama be pavojingo kartinė keliama ir prieš pernešamo krovinio masę kartu dirbant kitą darbą. Iki 2 kartų per valandą, vyrams iki 300 kg, jeigu svoris yra didesnis, kelti dviese. Leidžiama nepavojinga vienkartinė keliamo ir pernešamo krovinio masė kartu dirbant kitą darbą. Iki 2 kartų per valandą, vyrams iki 30 kg. Jei svoris didesnis, kelti dviese. Cheminės medžiagos, galimi apsinuodijimai. Vadovauti saugos duomenų lapos nurodytais reikalavimais bei naudoti nurodytas asmens apsaugos priemonės. Įkaitę paviršiai karštos įrenginių mechanizmų dalys. Galimi įvairūs temperatūriniai sužeidimai, terminiai. Nesiliesti pilkomis rankomis, neliesti įkaitusių paviršių, kurių negalima uždengti apsaugomis. Slėgis technologinėje sistemoje. Galimi įvairūs sužeidimai. Nuolat tikrintis sujungimo sandarumą ir patikimumą. Nepalankios meteorologinės sąlygos. Galimi įvairūs susirgimai, nušalimai, traumos. Įvertinti meteorologinės sąlygas, apsirengti tinkamus šios sąlygos darbo rūbus, avalynę, vairuojant transporto priemonę, pasirinkti saugų greitį, esant audrai, perkūniai, plikščiai darbus lauke nutraukti. Darbas mechanizmų transporto judėjimo zonoje. Galimas avarijos ir traumos. Saugos judančio transporto vaikščioti numatytais takais ir praėjimais. Darbo vietos praėjimo kelių iškrovimas, užgriožinimas daiktais, paslydimas, pargriuvimas. Galimi įvairūs sužeidimai, įvairaus sunkumo traumos, kaulo lūžiai, raumenų sistemos sužalojimai. Darbo vieta grindų dangos turi būti neslidžios, sausos, lygios. Esant slidžiom grindys, kabinoms, laiptų praėjimų nedelsiant jas išvalyti, nors palaikyti tvarką darbo vietoje, neužgriožinti daiktais. Psichologinė įtampa, stresas, smurtas. Galimi susirgimai, imuninės arba lėtinės ligos. Stengtis išvengti stresinių situacijų, konfliktų spręsti taikiai. Dėl smurto galimi įvairūs kūno sužalojimai, tada reikia vengti konflikto su chuliganiškai nusiteikusiais asmenims klientais. Apie juos pranešti policijai, tiesioginį vadovą arba darbdaviui. Pranešimai apie pavojų turi būti mobilus telefonas ar kita ryšio priemonė. 9. Pavojingi ir kenksmingi veiksmai veikiantys darbuotojus konkrečiose darbo vietose, išvardyti saugos rizikos instrukciją profesijoms dirbantiems darbams atlikti. 3 punktas. Asmens apsaugos priemonės. Darbdavys įvertinęs kenksmingus ir pavojingus rizikos cheminius, biologinius ir kitoks veiksmus privalo nemokamai darbuotojams aprūpinti asmenės saugos priemonėmis. Darbui reikalingos asmenės apsaugos priemonės naudojamas profesijos įrenginių naudojamas darbo atlikimo saugos ir sveikatos instrukcijose. 12. Darbuotojas privalo darbo metu naudotis įmonės suteiktomis asmenės apsaugos priemonės. Asmenės apsaugos priemonės reikia rūpestingai prižiūrėti, naudoti pagal paskirtį. Laiku pranešti tiesiog vadovui apie jūsų dėvėjimą, užterštumą, netinkamumą, užterštumą ir netinkamumą naudoti. 13. Asmenės apsaugos priemonės turi būti chemiškai valomos, skalbiamos, taisomos, nukenksminamos pagal gamintojos instrukciją, nurodytos rekomendacijas įmonės lėšomis. Asmeninė apsaugos priemonė turi būti keičiama, jei jis susidėvi. Darbuotojo veiksmai įmonė arba darbo vieta. Darbuotojas privalo laikytis įmonės darbo tvarkos taisyklių, reikalavimų darbo grafike, nustatyti darbo laiko ir poilsio režimo. Prieš darbų pradžią ir darbų eigoje darbo vietoje turi būti nustatomos pavojingos zonos, kuriuose nuolat veikia arba gali veikti atsirasti fizikos veiksniai. Jos turi būti aptvertos apsauginiais signaliniais atvarais ir pažengtos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais.
Arba kitaip aiškiai pažymėtos, kad kliudytų darbuotojams neturinti teisę patekti į tokias zonas. 17. Darbo vykdymo pavojingos zonose, kurios nuolat veikia ir gali veikti, atsirasti rizikos veiksniai, nepriklausantis nuo atliekamo darbų pobūdžio, turi būti išduota paskira leidimas. Pavojingose zonose leidimas turi būti išduotas. Paskira leidimas. 18. Paskirą leidimą darbo vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų įgyvendintos paskiro leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 19. Paskira leidimas išduodama darbo vykdymo laikotarpiui, kai darbo vykdymo metu atsiranda paskyroje leidime numatyti pavojingi ir kenksmingi veiksniai. Darbus būtina nutraukti, darbus galima tik gavus naują paskirą leidimą ir gyventi jo numatytas priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti. 20. Būtinas darbo medžiagas, gaminius instrumentus, įrangą darbo vietoje išdėstyti tvarkingai, kad išvengti jų kritimo, griuvimo ir virtimo. 21. Krovos darbai rankomis, tai veiksmai, kai vienas ar kelias asmenų krovinį daiktą įrengiant kitą kelią laiko, neša, remia, leidžia, stumia, traukia, ridena ar kitaip gabena, o šie veiksmai savo požiūrį dėl nepalankių darbo sąlygų kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, ypač susižaloti nugarą. 22. Jei svoris yra didesnis, kelti dviese ir naudoti keliamo transportavimo priemonės. Valdyti, aptarnauti keliamo transporto priemonės su mašinė pavarą gali tik apmokyti ir atestuoti asmenys. 23. Darbuotojas, rūpinantis savo kitų darbuotojų saugą ir sveikatą, privalo atvykti į darbą pailsėjęs, blaivus, neapsvaigęs nuo narkotikų, toksinių medžiagų, darbą nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų bei kitų toksinių medžiagų. Gauti tiesioginę vadovo užduotį, susipažinti su darbo vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais. Vykdyti tik tiesioginį vadovo pavestus darbus, kuriuos saugiai atlikti yra instruktuotas ir jeigu reikia apmokytas, neužsiminėti pašaliniais darbais. 23.4. Apžiūrėti darbo vietą, pašalinti reikalingus daiktus, galinčius trukdyti dirbti. Vizualiai patikrinti ir pakankamas vietinis apšvietimas. 23.5. Darbo metu būti dėmesingam, atidžiam, atsargiam, neskalbėti su pašaliniais, netrukdyti dirbti kitiems, saugoti savo ir nekenkti kitų sveikatai. 23.6. Darbo metu užtikrinti švarą, tvarką darbo vietoje, neužkaitų praėjimų susidariusiais, atliekas pašalinti tam skirtą vietą. 23.7. Pagal galimybės ir turimas žinias imtis priemonių pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas. 23.8. Įsijungus signalizaciją, nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą, apžiūrėti pažeistą zoną, elgtis ramiai, nesutrikti, realiai vertinti situaciją, prireikus iškviesti pagalbos tarnybas. 23.9. Kilus pavojus žmogui, saugumui, sveikatai ar gyvybei, įrenginių ar kitų priemonių sugadinimui, pastebėjus, kad gali įvykti nelaimingas atsitikimas, avarija, kilti gaisras, nedelsiant, nutraukti darbus ir pranešti tiesioginiam vadovui. 23.10. Nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui, nes darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai, darbdavio atstovaujančiam asmeniui apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose, kitose įmonės vietose, kuri jų įsitikimų gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, bei darbuotojų saugos sveikatos tarnavimo pažeidimus, kurių patys pašalinti negali arba neprivalo. Pranešti tiesioginiam vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, darbdavio atstovaujančiam asmeniui arba situaciją darbo vietose, darbo patalpose, apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ir kitose įmonės vietose, kuri jų įsitikinimu gali kelti pavojų darbuotojų saugai, sveikatai bei darbuotojų saugos sveikatos reikalams pažeidimus, kurių patys pašalinti negali arba neprivalo. 23.11. Pajutus ūmių susirgimų požymius, pakilus darbuotojo kūno temperatūrai ar kitams sunegalavus, pranešti tiesioginiam vadovui ir kreiptis į gydymo įstaigą. 24. Darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus darbuotojo saugai ir sveikatai, darbuotojas neapmokytas saugiai dirbti, sugedus darbo priemoniai ar susidūrus avariniai situacijai sudarius, dirbama pažeidžiant nustatytus technologijos reikalavimus, darbo aplinka kenksminga, pavojinga sveikatai bei gyvybei. 25. Darbuotojas turi teisę siūlyti nustatyti griežtesnius įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, užtikrinančius saugesnių ir sveikesnių darbo sąlygų sudarimą, negu numatyta darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose. Darbuotojų veiksmai darbo metu išvykus iš įmonės. 26.
Darbuotojas darbo metu gali išvykti iš įmonės ribų ir turėdamas tiesiog nenaudojimo leidimą nurodymą vis tikros pertraukos pavalgyti ir pailsėti metu. Darbuotojas privalo laikytis visuomenės priimtų elgesio normų, kelių eismo taisyklių bei asmens higienos reikalavimų. Darbuotojas žiemos metu būdamas lauke turi saugoti slidžios kelio dangos ir kabančių verveklių. Darbo metu tiesiog nevadovo nurodymo išvykus iš įmonės ribų darbuotojas turi vykdyti tik nurodytus darbus, baigęs juos nedelsdamas grįžti į įmonę. 30. Nuvykęs į kitą įstaigą įmonę, darbuotojas turi susipažinti su jo įmonė įstaigoje nustatytas reikalavimais ir jų laikytis. Darbas su įrenginiais 31. Susipažinti su naudojimo įrenginio gamyklos gamintojos pateiktais eksploatacijos reikalavimas, valdymo ir technologijų parametrų bei darbo režimų nustatymais taisais, žymėjimų išdėstymu bei reikšmėmis galimais darbo sutikimais ir jų šarmo būdais. Naudoti tik techniškai tvarkingus įrenginius. Darbo priemonės naudoti pagal darbo priemonių dokumentuose darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų nurodymus, jų saugaus naudojimo reikalavimus. Įjungti arba išjungti naudojamą įrenginį prietaisą darbo priemonę tik tam tikslui skirtais mygtukais. Prieš tai įsitikinus, kad įjungtos įjungimas nesukels pavojaus aplinkiniams. Nepalikti įjungto įrenginio be priežiūros. Sekti įrenginio darbą, technologinį procesą, laikytis technologinės drausmės. Savavališkai neišjungti, nekeisti ir neišnešinti naudojimuose darbo priemonėse ar kitose įrenginiuose pastatuose, kitose įmonės vietose įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos taisyklių priemonių ženklų naudoti tokius įtaisus pagal jų paskirtį. Neišjungti, nekeisti ir nešalinti ir naudoti pagal jų paskirtį. 38. Naudojantis elektriniais virduliais kaminukais juos statyti ant nedegių paviršių ar padėklų. Pastebėjus 39. Bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksmį informuoti tiesioginį vadovą, darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai. 40. Baigus darbą, vadovaujantis įrenginių darbo priemonių gamyklos gamintojo, prietaisas, eksploatacijos reikalavimas, techninė seka, išjungti naudojus įrankius bei darbo priemonės. 41. Nuvalyti naudotus įrankius, darbo priemonės, sutvarkyti darbo vietą, kurioje dirbama, atlikas pašalinti tam tikslui skirtas vietas. Apsaugos nuo elektros reikalavimai. Žmonės elektros smūgis ištinka dėl šių priežasčių, atsitiktinai prisilietos prie neizoliuotų laidų, kurios yra įtampa, prisilietos prie elektros įrenginių konstrukcijos elementų ar korpusų, kuriuose yra įtampa, dėl pažeistos izoliacijos būnant arti vietų, kurios teka srovė, kai nutrūksta ar nukrenta laidai. 43. Apžiūrėti numatomus naudoti bei darbo vietas esančius elektros įrenginius ar nenutrūkę elektros laidai. Jungiantis įrenginio elektros tinklu, ar nepažeista izoliacija, ar labai apsaugoti laidai, apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų, ar įrenginį jungiantis su elektros tinklu labai nesiliečia prie karštų, drėgnų, aštrių briaunų, kitų kabelių įrenginių. Laidai kabeliai turi būti jungiami prie kištukinio lizdo taip, kad nebūtų galimybės jų užlipti ant jų ar einant už jų užkliūti. Žinoti įrenginio jungimo ir išjungimo avarinių jungiklių išdėstymo vietas. Įspėjamosios signalizacijos skleidžiamos šviesos ar garsinių ženklų reikšmes. 5. Jungiant elektros įrenginius, įsitikinti ar pakankamo ilgio kabelis. Jo pailginimui galima naudoti tvarkingas priemonės gamybos parailgintuvus. Įsitikinti, kad tinklo įtampa atitinka naudojant įrenginio. Naudosite tvarkingais jungikliais, kištukais, lizdais ir kištukiniais lizdais ar kištukais. Eksploatuojant elektros įrankius, saugos reikalavimai ne elektrotechniniam personalui. Prieš naudojant elektros prietaisus arba įrangą įsitikinti, kad jie yra tvarkingi. Neliesti drėgnomis rankomis elektros laidų, kabelių, kištukų, prietaisų renginių. Nedirbti su įranga, jeigu prisilietus jaučiamas elektros poveikis. Dirbti tik su įžemintais elektros prietaisais, išskyrus akumuliatorius. Nevalyti net jungtų elektros renginių, nešalinti gedimų. Ypatingos nuostatos. Situacijos. Nedirbti su netvarkingais elektros įrenginiais, kitais prietaisais. Neremontuoti pačiam sugedusio elektros įrenginio laidų, kištukų, kištinių lizdų. Tai atlikti privalo darbuotojas turi siekiamą apsaugos nuo elektros kategoriją. Nedirbti su elektros įrenginiais, jei ant jų išsiliejo skysčiai. Pastebėjus elektros instaliacijos pažeidimus, nedelsiant nutraukti darbą, pranešti taip tiesioginiam vadovui. Jeigu žmogus yra tiesiogiai veikiamas elektros srovės, jį reikia atitraukti, paimant už sausų drabužių, bei vengti prisiliesti prie greta esančių nemetalinių daiktų. 5. Evakuavimo keliai, gaisrų gesinimo ir pirmos pagalbos priemonės. Kautrai yra parengti evakuavimo planai pavojus atveju. Su šiais planais darbuotojas susipažįsta įsidarbinimo įmonėje, evakuavimo planai iškabinti gerai matomose vietose.
Kem 7 įsivažiavimo praėjimai šeimai turi būti neužkrauti, paruošti žmonėms evakuoti. Kem 8 visos evakuavimo durys turi lengvai atsidaryti, evakuavimo kryptimi draudžiama jas užkarti arba užkrakinti iš lauko. Visi darbuotojai privalo vykdyti gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus, o kilus gaisrui imtis priemonių gelbėti žmonės, apsaugoti materialinės vertybės ir gesinti gaisrą. 50 darbuotojas privalo mokėti naudas pirminėmis gaisrų gesinimo priemonėmis. 51 patalpose nerūkyti, rūkyti galima tik tam tikslai skirtose specialiais ženklais pažymėtos ir tinkamai rinktos vietose, kurios yra nedegus indas nuorūkoms. 52 įmonė yra gaisrų gesinimo priemonės. Ugnies gesintuvas čiaupas, automatinė gesinimo sistema, gaisrų atpirkimo ir signalizavimo sistema. Turi būti užrašytiniai ženklai, nurodantis gesintuvo laikymo vietą. Gesintuvo priemonės laikomos lengvai prieinamo numatytos vietose, ne arčiau kaip per metrą nuo šildymo prietaisų. Pirmosios pagalbos priemonės įmonėje privalomos rinkiniai. Jie laikomi gerai matomas atitinkamų ženklų su vieta su nurodytu bendrojo pagalbos telefonu. Pirmos pagalbos rinkinių galima naudotis tik išimtiniais atvejais, ciklus nelaimingų įvykių ir incidentui. 6 punktas. Darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingiems atsitikimui darbe, avarijai, incidentui ir kilus gaisrui. Darbuotojas nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, ūmios profesinės ligos ar incidento, jeigu pajėgia, jei gali ir asmuo matęs įvykį arba jo pasiekmes privalo nedelsiant apie tai pranešti tiesioginiam vadovui. Darbdavio atstovaujančiam asmeniui įmonės darbuotojų saugos sveikatos tarnybai. Čia jeigu nukentėjo nuo nelaimingo atsitikimo darbe ar ligos, incidento. 7 nukentėjus nelaimingo atsitikimo metu nedelsiant kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą. 8 darbo vieta ir įrenginiai būklė bei nelaimingo atsitikimo turi išlikti tokie, iki nelaimingo atsitikimo tyrimo turi išlikti tokie, kokie buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų sveikatai ar gyvybei, gali būti daromi tik būtini pakeitimai būtiniausi, kurie įforminami aktu. Čia, kad ištirtų darbo inspekcija, aš taip suprantu, viskas saugu buvo. 59 darbe įvykęs nelaimingas atsitikimas, apie kurį nukentėjusysis nustatyta tvarka nepranešė tiesioginiam vadovui, darbdaviui, jo galiotam asmeniui arba dėl kurio nukentėjusysis neteko darbingumo, ne iš karto ištiriamas darbdaviui gavus nukentėjusiojo ar jo interesams atstovaujančio asmens prašymą raštu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Darbe įvykęs nelaimingas atsitikimas, apie kurį nukentėjusysis nustatyta tvarka nepranešė tiesioginiam vadovui, darbdaviui ir jo įgaliotam asmeniui arba dėl kurio nukentėjusysis neteko darbingumo, ne iš karto ištiriamas, tik per 30 dienų. 60. Profesinė liga tai darbuotojo sveikatos sutrikimas dėl kenksmingo darbo aplinkos veiksnių ar kelių veiksnių, kuris įvertinas pagal higieninę darbo sąlygų kvalifikaciją, higienos normas ir darbo laiko trukmę. Profesinis ligomis taip pat laikomas ligų komplikacijos, liekamieji reiškiniai ir kenksmingų darbo aplinkos veiksmų skelti atokūs padariniai. 61. Incidentas įvykis susijęs darbu, kai nesužeidžiamas ne vienas darbuotojas arba dėl jo darbuotojų traumos gautos prieš įvykį reikalinga tik pirmoji pagalba. Tai čia yra incidentas, o avarija tai nenumatytas staigus įvykis pavojinėme objekte, pavojingame sprogimo, gaisro ar didelio kiekio pavojingų medžiagų įsiveržimas į aplinką, sukėlė staigų arba uždėlstą pavojų žmonėms ir aplinkai objekto teritorijos jos ribų. Įvykus avarijai, kilus gaisrus ar užsidegimui kiekvienas įmonės darbuotojas privalo nedelsiant pranešti bendradarbiams, tiesiog vadovui ir reikia bendrojų pagalbos telefonų 112 priešgaisriniai pagelbėjimo tarnybai. 3.2 iškviesti gaisrinę į gaisravietę ar avarijos vietą tiesioginį vadovą ir įmonės vadovybę. 3.3 gesinti gaisro židinį turimos gaisrų gesinimo priemonėmis. 7 punktas pasekmės ir atsakomybė už saugos sveikatos pažeidimus. Pažeidus darbuotojų saugos sveikatos reikalavimus galimos pasekmės. 1. Sveikatai sužalojimai, ligos, neįgalumas, mirtis, teisinės pastaba, papeikimas, pervedimas kitas pareigas, atleidimas, kontroliuojančių institucijų skiriama bauda. Ekonominės darbo eigos sutrikdymas, darbo sąlygų pablogėjimas. 5. Darbuotojų pažeidžiant darbo saugos ir sveikatos reikalavimus, kuriuos jis privalo vykdyti, įmonės vadovas gali skirti drausminės nuobaudas, įstatymų nustatyta tvarka reikalavimai atlyginti pažeidimų padarytų žalą įmonei. Pažeidimų padarytą žalą įmonei. 6. Darbuotojas nušalinamas nuo darbo tą dieną, pamainą, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ir toksinių medžiagų.
Darbuotojas atsisakęs nustatytų darbuotojas pašalinimas nuo darbo tą dieną, pamainą, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ir toksinių medžiagų. Šiam 7 darbuotojas atsisakęs nustatyti laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti darbdavio nušalinimas nuo darbo ir jam už tą laiką, kol pasitikrinti sveikatą, nemokamas darbo užmokestis. Medicininės apžiūros išvada dėl darbuotojo sveikatos vienodai privaloma ir darbdaviui, ir darbuotojui. Darbuotojas įstojęs įstatymus tai tvarka privalo atlyginti nuostolius, jeigu asmeninės apsaugos priemonė dėl darbo kaltės dingo arba buvo sugadinta. Šiam dienai darbuotojas iš darbo gali būti atleistas darbo kodeksų tvarka, kai jis pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimas, kurios vykdyti darbuotojas buvo apmokytas ir ar instruktuotas, jei prieš tai jam nors vieną kartą per 20 metų buvo taikytos drausminės nuobaudos.